dabar bus? Anelyt, kaip tu anksti, taigi einam arbatos išvirsiu. Kaip viską suprast, kunigė? Anelė, na taigi nusiramink, duok žmogui pavalgyti, einam. Ko tu nesupranti, Anelė? Kaip bus su tais baltais dievais? Su kokiais dievais? Nu, su tais, kaip ten tais pagoniškais. Palauk, Anelė, nieko nesuprantu, sėsk ir nusiramink. Teisingai kunigas sako, Anelytė, nusiramink, einam, aš tau arbatos užplykysiu. Kokios arbatos? Kunigė, taigi skelbimas jau kabo ant lentos. Koks skelbimas? Ai, ten apie baltų šventę kažkokią. Ne apie šventę, o apie muziejų. Na gal ir apie muziejų, na ir kas čia tokio, tai ką dabar dėl to varpai skambinti? Palauk, Ona, tegul Anelė pasako, ko atėjo. Tai va, žiniuonis nori mus visus į pagonišką tikėjimą atvesti. Oi, jau tu, kad pasakysi. Tu ką nors girdėjai? Na, tai jeigu žinojai, tai kodėl kunigėliui nepasakei, ką? todėl, kad nenoriu balo audros kelti. Na tikrai, žiniuonis nori baltų dievų muziejų statyti ir pagalbos ieško, o tam skelbime tikriausiai jis rašo apie tas 10 skulptūrų, kurias iš Ignalinos gavo. Taigi, kas čia tokio, tegu žmogus stato, čiagi dovana mums visiems, visam kaimui. Kunigė, tai kaip jūs dabar pasakysit? Tai jeigu prie bažnyčios stovės pagonių dievai? Palauk, Anelė, nenorėčiau aš daryti tokių skubotų išvadų, bet vieną tvirtai galiu pasakyti. Jeigu čia stovės kažkokios skulptūros, pagoniškos, niekas nuo to pagonimis netaps. Pažiūrėk, kiek pasaulyje yra įvairių skulptūrų. Ir graikų dievų skulptūros, ir romėnų, ir egiptiečių. Ir kam nuo to blogai? Žmonės turi žinot savo istoriją, kitaip negalės kurt ateities. Kaip jūs gražiai pasakėt, kunigė, kaip teisingai. Jau paklausti negalima, ne? Galima, žinoma, kad galima, bet tik tai diskusijų ir gimsta tiesa, bet visko neįsiaiškinus negalima skleist kalbų. Gerai, aš nueisiu pas žiniuonį ir pats viską tiksliai įsiaiškinsiu. Įsiaiškinkit, kunigėlį, įsiaiškinkit, bet paklauskit jo ir viską įsiaiškinkit. O jeigu reikės mano pagalbos, tai jau aš kryžium. Dėkui, Anelė, dėkui. O grįždamas į žiniuonę būtinai pas tave užeisiu. Dabar, Ona, viešniai arbatos. Ne, jokios arbatos. Einu, Vaiciekus namie laukia, dar be pusryčių. Kaip jis laikosi? Dėkui, neblogai. Labai piktas, kai nevalgęs būna. Tai lauksim. Gerai, aš į žiniuonę pas jūs užeisiu, seniai ruošiausi aplankyti. Tai dėkui. Su Dievu. Ar bus šįryt arbatos man? Oi, einu. Labadiena, šefe. Labadiena, tai ką pasakysi? Kaip reikalai? Tai kad kas, tai aš matau, kad kas? Kad nieko, ne? Aš visai nepatenkintas visais reikalais, kurie dabar firma. Tu pažiūrėk, kas čia darosi, ką? Jeigu tu bent galėtum pastolius pastatyti, ką nors, kad darbas pradėtų vykti, ar tu supranti, nebūtinai reikia vieną darbininką pastatyti ir viskas. ES pinigėliai pradės suktis, viskas gerai, jau ateina pinigai pas mus, jau galėtumėm gauti kokį užsakymą. O dabar ką, jau 3 mėnesiai jokio užsakymo nėra, ką? Gerai, šefe, aš viską suprantu, bet kad popieriai prasti. Popieriai prasti, koks reikalas, popieriai prasti, ir ką tu baig vieną kartą duše maudytis? Darbą užsim, popieriai prasti. Po velnių aš tau pasakysiu. Reikia įtikinti žmonės, kad nėra jokios ten suirutės, nieko nėra. Ką tu čia man dabar papasakosi apie padarinius, kokius nors krizės, dar ką nors? Nereikia man tų tavo pasakėlių, aišku. Šefe, paklausykit. Tu turi įtikinti žmonės, kad mūsų firma geriausia, kad mes atliekam visus darbus geriausiai. Čia
pastatai kokius pastolius, pinigai pradeda suktis ir viskas. Šefe, paklausykit. Niekas nenori pradėti jokių darbų, jokių remontų. Vis dar tie krizės padariniai. Aš tau sakau, šūdas tie krizės padariniai. Kiek tu man čia liuksėsi apie juos? Užtenka viskas. Turi įtikinti žmonės, kad jie imtų paskolas, kad jie skolintųsi, kad jie lystų į skolas viskas, o tada jie eis iš paskos. Gerai, viskas. Supratai? Šefe, aš viską suprantu, viską padarysiu. Gerai, šefe. Duodu tau savaitę, jeigu kas, tai tavo va. Gerai, tikrai Vieta firmoj bus, aišku? Šefe, aš viską sutvarkysiu, tikrai. Na žiūrėk, kaip tu ten ausim judini, parodyk. Tai va, judinai ausis, o dabar laikas dirbti. Gerai. Viskas. Gerai. Tai ačiū, šefe. Sveika. Nu, va. Sveika. Tai pilk, jeigu į sveika. Ką sakai ten? Tai nieko, šefe. Ačiū. Pagaliau išradau. Ką čia darot? Tai va, drabužius perinkinėjau. Jūs klausė, gal galėčiau ką paaukoti vaikų namams, tai ir žiūriu, va. Šitos taip atiduosiu, o šitie gal dar man pravers. O kas dabar atsitiko? Ko tu tokia uždusus, ką? Vladas skambino. Reikia 6 dėžių iki 5 valandos. Kiek? Taip, Tai gal galima persitarti, kad vėliau atvažiuotų? negalima, jis rytoj atostogų išeina, o mes jo prarast negalim, tikrai. Būkit gera, padėkit man. Tai gerai, va, tuoj va, pabaigiu čia ir viskas, ir ateinu. Dabar, Genutė, čia palauks, gerai? Padėkit man dabar. Pavargai? Ai, nežinau. Man rodos, kad per tą skubėjimą, tai mes per mažai meilės į tą žolelės įdedam. Ir jos gal jau ne taip gerai ir gydo. Nu ką, žinok, čia visos žolelės apie naisius, tai čia dar ilgus metus bus prisigėrusios tiesiog tavo tą meilę. O aš tai vis dažniau atsimenu tos laikus, kai žolelės buvo žolelės, o ne prekės, ne užsakymai, ne produktas. Nu, bet tai tu pats pagalvok, verslas, taigi šitas verslas, tai sujungia mūsų šeimą. Pažiūrėk, kokia Elenytė atsigavusi, tiesiog kaip ant sparnų. Ir Vaidas va neslankioja, tiesiog nusiminęs pakampė. Taip, tu teisi, verslas yra gerai, tu atradai tą verslą. O aš tai, žinai, prastas verslininkas. Tai va todėlgi ir bombu, bet šiaip tai viskas tvarkoja. Bet žinok, už tai tavo supratimas apie žolelės, tai čia yra tiesiog aukso gysla mūsų verslui. O, tu žiūrėk, tai matai. Vadinasi, tu todėl už manęs užtikėjai, kad aukso gyslą atradai. O, tu, matai, kokia žvitri moteriškė, aukso gyslą, matai, jinai atrado aukso gyslą. Taigi, už tai tu visą laiką tik padebesiais skrajoti, tik padebesiais. O tai ką blogai? Tai iš viršaus geriau matyti. Žemė gražiau atrodo. Jeigu visą laiką šliaužiasi kaip kurmis žemė knisdamas, tai nieko gražaus ir nepamatysi. Nu, aišku, aš suprantu, tu irgi teisus.
Bet žinok, nespaudęs nuo rago nekepsi pirago. Na, Taip, kad dirbam. Dirbam, o per tą darbą tai va, beveik jau nesusitinkam. Tu žinai, kaip aš tavęs pasilgstu per visą tą dieną. Visai nesimatom. Nu, va dabar matomės, Aha, matomės. Va dabar matomės, kad net į akis negalim vienas kitam pasižiūrėti. O viešpatį! Nieko, Ką dabar Elena pasakys? Nu, ką dabar pasakys? nesijaudink, mes tuoj pat va viskas. Palauk, tuoj pat viskas. Nasuri. Nu, ką jau? Ar tikra tai ar sapnas, vėl aš kelyje, vėl sparnai į tolį neša, vėl širdį liepsna, laisvas tartum vėjas, laukiu tos dienos, kol žvaigždė parodys man kelią atgalios. Švieski žvaigždė aukštai. Labas, Adolfai. Laba. Pyksti? Aš? O tu dabar namie? Mamos, a ką? O žinai, Adolfai, kur aš esu dabar? A ką, ne namus? Tu ką manęs net nepasigėdai. Taigi varžybas kartoja. Adolfai, iš tikrųjų aš padariau klaidą. Bet noriu, kad tu ant manęs nepyktum, gerai? Nes Reklama baigėsi, paskui pakalbėsi. Mama, klausyk, nesupyks jis? Kas man darbo? Praeit matai negali. Čia jo asmeniniai, gal atsargiau. Senas ragas, kaip ir tavo tėvas. Stumk mesk, nieko neatsitiks. O tu nesijaudink, mes elgiamės teisingai. Jeigu jam nesvarbus mūsų poreikiai ir interesai, tai kodėl mes turim rūpintis šitais jo žaisliukais? Ką? Bet jis Praeit matai negali. Jis labai didžiuojasi savo tais ragais ir kanopom. Didžiuojas, o dulkis bent kartą ar nusivalė? Na ne, nemačiau, kad būtų valęs. Va, matai? Tai tegul ir patiri savo kailių, ką reiškia būti negerbiamu ir nevertinamu. Mes jam netarnaitės. Tai viskas gerai. Atvira žaizda, kaulų lūžimas, smegenų sutrinkimas ir vidinis kraujavimas. O Jėzus Marija! O Jėzus Marija! Moteriškė, ale kokie čia visi patiklų žmonės. Man nieko neatsitiko, sveikas kaip rydikas. O jums nieko? Man tai nieko. Aš jūs nelaimį nepaliksiu, aš pati kalta, žinokit. Pas mus visi naisiuose labai geri žmonės, vieni kitiem mes padedam. Keliaujam pas žiniuonį. Pas ką? Pas žiniuonį, tas, kuris visas pasaulio žolelės žino ir vis tom žolelėm gydo. Tik moteriškė, aš gyvenime pas rimtą daktarą nesu buvęs. O dabar dar pas žiniuonį tokios metus. Ne, niekur aš neįsiu niekur. Ne, nu tai paskiau dabar su dviračiu, taigi kur nors įgriovė, nu, be sąmonės nukrisit. Nu, tai aš be sąmonės pagulėsiu, atsikelsiu ir toliau važiuosiu. O aš visą naktį per tamstą nemiegosiu, ne? Gerai. Vardant tamstos ramaus miego, einam pas tą jūsų žiniuonį, susipažinsim. Gerai. O tu rūkė, kaip išsigandau. Keliamės, duokit ranką. A čia toli tas žiniuonis. O čia va, tuo keliu. Nelabai iš kelių išsuksim, ne? Ne. Tai gal duokit savo nešulį.
Duokit. Ne. Nu gerai. Ne. Va čia. Gerai. Čia tiesiai. O, ale diena kokia graži pasitaikė. Aha. O čia tiesiai. Tik vėjukas toks labai sunku minti. Na tai, kokie vėjai, Gediminai, pas mus atpūtė? Tai kokia, ar reikia čia vėjo, kad į bažnyčią atpūstų? Teisingai sakai, bet pats retas svečias pas mus. Tai pripažįstu, kunigė klebonė, nu bet, taigi Dieve mano, Dievas ne tik bažnyčiose tupi, ne? Taip, tas tiesa, Dievas visur, bet ir bažnyčios negalima apleisti. Taip, už tai aš ir noriu kažkaip atsiteisti už tas pravaikštas. Nagi, gražus tavo pasiryžimas. Aš, kunigė klebonė, aš šitą skaičiau tam stende, kad jūs liktai ruošiatės altorių atstatyti. Stende, tai kad aš prie bažnytėlės pakabinau. Nu, nesvarbu, nu, tai žodžiu, byrat, ne? Byrat. Byram, Gediminai, byram. Tai va, gal žmonės kiek suaukos, bandysim atsiremontuoti, pasitvarkyti truputėlį. Aš sakau, kam truputėlį? Taigi imkim ir renovuokim visą bažnyčią. Kamgi daryti pusę darbo, kam sustot kelyje, ką? Oi, Gediminai, labai būtų gerai, labai, bet pinigų nėra. Bus pinigų. Šventam reikalui pinigų atsiras. Iš kur? Taigi žmonės aukos. Litą prie lito. Taigi šventas reikalas. Taigi bažnyčią atstatyti. Visą. Aš pats padėsiu auką surinkti. Taigi, kunigė klebonė, aš net galiu, kaip sakosi, statybos darbais užsimti nekomerciniu tuo pagrindu. Oi, Patikėkit manim. Gediminai, duok Dieve, kad tie tavo žodžiai Dievui į ausį. Nu tai, kunigė klebonė, tai ašgi sakiau, jūs pagailėkit manęs, aš tikrai noriu už visas tas pravaikštas savo, nebuvimą bažnyčiui kažkaip atidirbti. Gediminai, aš pagalvosiu. Ačiū, kad užėjai. Tai praskaidrinai dieną. Daugiau tokių gražių, šviesių minčių. Tai gerai, bet jūs pagalvokit, kunigė klebonė, ne? Gerai, Gediminai, dėkui tau. Aha. Dėkui. Jo, aš su malonumu. Nu, sveikas, klausyk. Tu džiaukis, kad tokį gerą ir protingą viršininką turi. Taip, ruošk sąmatą naujam projektui. Taip, aš pasakysiu tau. Labą dieną. Pasiimkit, kiek čia jums reikia. Jūs šaunuolis, jūs labai stiprus žmogus. Aš visada esu jums. Tai kodėl alų paimat? Tai ką čia per mažai? Jums dabar sunku, bet tikrai bus lengviau. Jūs pamatysit, jūs nepasiduokit. Man nereikia tų pinigų, man alaus reikia. Nereikia jums alaus. Jūs va sulčių nusipirkit. Pomidorų va atvežė vakar. Palauk, tu ką tu man aiškinsi, ką dabar man gert? Klausyk, tu ką, tu nori, kad tave iš darbo išmestų, ką? Ne. Greit atiduok alų! Pirmiausia, nešūkauji. Jeigu ką, išmesiu. O čia tavo paties labui. Ateisi ir padėkosi man dar. Pasiimk tu tuos pinigus. Daugiau iš manęs tu negrašio negausi. Bet taigi čia jūsų paties labui. Jėzus Marija. Taigi dar ateisit ir padėkosit. Nepasiduokit!
švieski žvaigždę aukštai. Kad naktyje nepaklysčiau, keliavau taip ilgai, veski ten, kur žali ąžuolai. Švieski aukštai mano žvaigždę, švieski viena man likai.